galit greit atstatyti balsą? Galim greit atstatyti balsą. Pavyzdžiui, dainininkė Adele turėjo polipą ant balso stygos ir kai kuriuose įrašuose girdisi šiurkštumas nedidelis balse. Bet jeigu mes netaisyklingą turėsim laikyseną, balsas nebus efektyvus, jis skambės kitaip. Man paskyrė nuo refliukso vaistų, bet man jie neveikia. Yra ne tik berniukų mutacija, bet ir mergaičių balso mutacija. Tai dainuojantis vaikai tą labai pastebi. Tas įsitikinimas, kad elektroninės cigaretės yra sveikiau už kitus tabako gaminius, irgi yra labai klaidinantis. Kas dar sukelia balso problemas? Tai nekalbėjimas. Sveiki, Vilnelės klinikų sveikatos virtuvės žiūrovai ir klausytojai. Šiandien mes kalbamės su gydytoja otorinolaringologe, labai ilgas sunkus pavadinimas, Austėja Pečeliūnienė. Sveiki, daktarė. Labą dieną. Gydytoja, kurią žino daugelis pacientų, kuriems yra balso problemos ir kitos problemos, kurie laukia jūsų poliklinikoje 2 mėnesius, šiandien su mumis ir kalbamės apie otorinolaringologiją. Kaip tas kelias jūsų į tą profesiją prasidėjo? Kodėl nusprendėt, būsiu gydytoja? Būsiu gydytoja, nusprendžiau todėl, kad mano šeimoje buvo gydytojų ir senelis, ir mama. Tai čia toks kaip natūralus, atrodo labai dalykas, labai natūralus sprendimas. O otorinolaringologiją pasirinkau dėl to, kad tai labai tokia plati, dinamiška sritis ir labai geras balansas chirurgijos ir terapijos. Ir man patiko tai, kad galima gana greitai ir efektyviai išspręsti žmonių problemas. Galima, pavyzdžiui, vienos procedūros metu atstatyti kvėpavimą kai kada. Taip pat galima kai kada konsultacijos metu sutvarkyti balso problemą. Ir kai kada tą galima padaryti net be vaistų. Tai man tiesiog labai patiko ta mintis, kad gali žmogui čia ir dabar pagelbėti. O kalbant apie tą jau specializaciją, tai kuomet buvau paskutinėme rezidentūros kurse, atlikau tokį mokslinį tyrimą, kur tyriamųjų grupė buvo balso profesionalai, profesionalūs dainininkai. Ir mane nustebino... Ai va, kaip jie jūs jau tada surado. Ir jūs juos surado, tiksliau. Tada aš juos suradau su kolege, šeimos gydytoja, kuri dabar yra. Sugalvojom tokį tyrimą, nes jį pati dainuojanti, sako, bus tikrai labai geras tyrimas, nes dainininkai turi balso mazgelių. Ir kažkaip aš dar tada taip iki galo visko taip nesupratau ir apžiūrėjom turbūt 50 pačių žymiausių balso profesionalų. Ir mane nustebino tai, kad jie taip noriai atėjo sudalyvautame tyrime. Nes aš tikėjausi, kad bus taip sunku jos pritraukti. Menininkai, sveikata čia. Ten sakyčiau ne tik menininkai, bet tikri tokie žymus scenos dainininkai. Ir buvo keista tai, kad dalis jų turėjo tam tikrų balso išsprendžiamų problemų. Ir nustebino tai, kad dalis buvo tikrai net gyvenime nesilankė pas gydytoją otorinolaringologą. Ir tada natūraliai jau prasidėjo stažuotės, taip pat atlikau praktiką Nacionaliniame operos ir baleto teatre, po kurios aš tiesiog likau ten ir dalimi etato dirbti. Tai va toks buvo tas mano kelias. Na ir kaip jums tas darbas tarp tų dainininkų? Kas tai per žmonės, kaip pacientai klauso jūsų patarimų? Turbūt manęs labai dažnai klausia apie žvaigždes, kokie yra žmonės žvaigždės, kur jau patys ryškiausi. Tai aš galiu vieną dalyką pasakyti, kad jie yra labai disciplinuoti. Ir jie yra labai motyvuoti pasveikti, nes jeigu nepasveiks, tuomet nukentės ir jų reputacija, ir nukentės ir pasirodymas, ir tai taip pat yra ir finansiniai tam tikri įsipareigojimai, ir moraliniai, ir visokie kitokie. Tai yra puikūs pacientai, nes tada jau kai prispaudžia bėda, nereikia daug stengtis, kad įkalbinti. Tačiau būna tokių situacijų, kaip pavyzdžiui dabar turime žiemos olimpinės žaidynės, kur Lindsey Vonn, slidininkė, čiuožė rungtyje, kur patyrė traumą, o greičiausiai tos traumos didelės priežastis buvo tai, kad ji jau čiuožė su trauma labai rimta, su įtrūkusiu kryžminiu raiščiu. Ir atrodytų čia visiška beprotybė, kad kaip iš vis įmanoma sugalvoti dalyvauti su tokia problema, nes manau, kad slidininkė puikiai žinojo visas rizikas galimas, tačiau galiu sulyginti su scenos žvaigždėmis, kad kartais pasitaiko visiškai analogiškų situacijų, kuomet yra labai rimta balso būklė. Jeigu mes esam tokiai būkliai papildomai duosim balso krūvį, galim turėti ilgalaikių balso problemų. Ir kartais mano darbas iš ties yra
nepagydyti žmogų, bet suteikti visą įmanomą informaciją, kas jo laukia, jeigu tas žmogus vis dėlto pasirinks koncertuoti su tokia būklė. Esate uždraudus? Aš uždraudus nesu, tačiau aš suteikiu visą informaciją. Paklausiu paciento, ar tai yra svarbiausias tavo gyvenimo koncertas, ar tai yra svarbiausias tavo gyvenimo pasirodymas. Ir jeigu žmogus vis dėlto nusprendžia, kad taip, tuomet aš stengiuosi su ta esama būklė pagelbėti kiek įmanoma. Tai tada, kai kada prireikia ir medikamentinių priemonių, ir visokių kitokių dalykų, patarimų ir panašiai. Tai kartais yra sunku stebėti ramiai tokį pasirodymą. O galit greit atstatyti balsą? Galim greit atstatyti balsą. Kiek laiko reikia, kad atstatyti balsą dainininkui ekstremalioj situacijai? Priklauso nuo situacijos, nes užkimimas tai yra tas pagrindinis simptomas, dėl ko pacientai paprastai ateina ir jo priežasčių yra daugybė. Pradedant funkcinėmis priežastimis, baigiant organinėmis, gali būti ir uždegimas, gali būti ir kažkoks lėtinis dalykas, polipas ar mazgelis ant tos balso klostės. Ir jūs nustebtumėt, pamatę balso klostės, kartais atrodytų, pamačius vien vaizdą, kad žmogus galbūt negalėtų iš vis dainuoti, bet jie puikiai sugeba valdyti savo balsą, savo tą instrumentą ir kai kada net tam tikras problemėlės paverčia savo pliusais. Ir pavyzdžiui, dainininkė Adele, čia nepaslaptis, kad ji turėjo polipą ant balso stygos ir kai kuriuose įrašuose girdisi vienoj vietoje toks šiurkštumas nedidelis balse ir dauguma komentatorių sako, kad tada tas balsas skambėjo net ir gražiau negu tada, kai jisai yra visiškai lygus, gražus ir panašiai. Tai yra labai įvairių niuansų. Tai trūkumą galima paversti privalumu? Galima paversti privalumu. Pavyzdžiui, Stevenas Tyleris daugybę metų dainavo su randeliu ant balso stygų ir tai yra gražu. Kaip įdomu, tai gal tada ir pradėkime nuo to, tai kas tas balso aparatas ir kaip jis veikia, kad taip paprastai paaiškinti pacientam. Paprastai balso aparatas tai yra sistema, kurios dėka mes galime kalbėti, dainuoti, balsu reikšti emocijas, juoktis. Balso aparatą sudaro daugiau negu viena dalis. Mes linkę visus nuopelnus priskirti balso klostėm, balso stygom, tačiau tai yra turbūt subtiliausia balso aparato dalis, tačiau tikrai ne vienintelė. Kad balsas atsirastų, oro srovė turi eiti iš plaučių, taigi plaučiai čia atlieka labai svarbu kompresoriaus vaidmenį. Kad girdėtume tą tipišką balso skambesį, reikalingi rezonatoriai, sveiki rezonatoriai. O kad, pavyzdžiui, galėtume kalbėti, tai reikalinga artikuliacija. Ir aš kalbėdama apie balso aparatą visą laiką nemažai reikšmės suteikiu centriniai nervų sistemai, nes pavyzdžiui, jeigu jūs liūdni esate ar ne, tai tas balsas ir skambės jisai liūdnai. Jeigu esate linksmi, džiugus, galima tai išgirsti nuotoliu telefonu iš balso vien ar ne. Pavyzdžiui, dainininkai turi aktyvesnės ir ryškesnės smegenų sritis, kurios atsakingos už subtilų balso valdymą. Ir tai yra dažniausiai dėl ankstyvo muzikinio mokymo, kurio dėka, neuroplastiškumo dėka išsivysto daugiau neuroninių jungčių. Taigi, praktiškai visą mūsų kūną galima pavadinti balso aparatu, nes bet kurios kūno srities problema gali nulemti balso pokyčius, pavyzdžiui, laikyseną. Jis yra be galo svarbi, jeigu mes netaisyklinga turėsim laikyseną, balsas nebus efektyvus, jis skambės kitaip. Taip pat sisteminės ligos gali turėti įtakos balsui, bendra fizinė sveikata. Tai norit pasakyti, kad balsas tai ištisas mokslas? Tai žinoma, kad taip. Tai yra toks labai subtilus instrumentas, sakyčiau. Tai kokios ligos tada jį apninka? Balso ligos įvairios yra balso ligos. Į mane pacientai dažniausiai kreipiasi ten ir dėl balso nuovargio, ir dėl pakimimo. Ir kai kada apžiūrėjus balso stygas mes nerandame jokių didelių problemų. Ir dėl to iš tikrųjų klaidinga galvoti, kad, pavyzdžiui, gydytojas otorinolaringologas, kuris specializuojasi balso srityje, kad jis yra balsų stygų gydytojas. Mes esam balso trakto gydytojai, nes labai svarbu įvertinti ir tos rezonatorius, ryklės būklę, viskas yra labai susiję ir dėl to labai svarbi yra ta išsami kokybiška apžiūra. Taip pat kartais pacientai nustemba, kad mes nerandame jokių balso
patologijos ant stygų konkrečiai. Ir vat, labai nemaža dalis pacientų pas mane būtent ateina antrai konsultacijai, kuomet prieš tai žiūrėjo keli specialistai, pasakė, viskas tau gerai, bet sako, aš dainuoti negaliu. Ir iš tikrųjų yra nemaža dalis ir funkcinių problemų, kurios pasireiškia be matomų balso stygų pokyčių. Taip pat, aišku, visada nebūčiau linkusi tai nurašyti visų problemų gerybiniams dalykams, tokiems nekaltiems. Jeigu balsas ten užkimęs 2-3 savaitės, jeigu kartu yra kažkokių papildomų simptomų grėsmingesnių kaip dusulys, atsikosėjimas krauju, guzelis kakle, tai reikėtų tikrai sunerimti ir nedelsiant kreiptis į gydytoją, nes balso problemas tai nėra vien balso mazgeliai, gali būti ir vėžiniai sutrikimai, ir gali būti parezė balso stygo ir kitų rimtų problemų. Taip pat žmonės kreipiasi ir dėl virusinių susirgymų, kurie, tarkim, paprastam žmogui galbūt taip labai ir netrukdytų, tačiau įsivaizduokit kosinti dainininką. Kuomet mes kosim, tai tas įvyksta namuose, darbe, bet dainininkui šitas simptomas vargina ant scenos, visiems matant. Tai dėl to labai dažnai kreipiasi ir dėl tų tokių labai konkrečių skundų, užsitęsęs kosulys ir gumulas gerklėj, kas labai yra dažnas simptomas, dažnai toks nesureikšminamas, tačiau balso profesionalai tai yra labai rimta problema. O kokios tos pagrindinės priežastys svarbiausios, sakysim, ar pavyzdžiui, refliuksas, ar pervargimas, ten per didelis krūvis balsui, kas yra pagrindiniai tokie didžiausi sukėlėjai tų problemų balso? Kaip sakiau, kad balso problemos turi labai daug priežasčių, nes jų yra labai įvairių ir skirtingų ir kartais tas pats užkimimas turi skirtingas absoliučiai priežastis. Tai, pavyzdžiui, dalis balso problemų, jūs labai teisingai įvardijot, atsiranda dėl balso krūvio. Ir yra toks mano vienas mėgstamiausių mokslininkų Ingo Tice, kurio aš labai mėgstu jo, džiaugiuosi, kad jis vis dar dirba aktyviai ir vis dar įvairių naujų sugalvoja mokslinių tyrimų, kurie pakeičia požiūrį į balsą. Tai pavyzdžiui, vienas jų yra, kad jis davė 100 mokytojų garsaus skaitimo užduotį. Ir jie skaitė tiesiog tekstą namie tokiu garsu, kaip jie skaitytų ir klasėje. Ir po to buvo patikrintos balso stygos, buvo padaryti įvairūs klausimynai, kuriuos jie atsakė. Ir paaiškėjo, kad po 2 valandų garsaus skaitimo užduoties jau atsiranda tam tikri struktūriniai balso pakitimai. O žmogus tą subjektyviai jaučia kaip balso nuovargį. Ir apie balso nuovargį šiaip tema yra labai įdomi, tuom, kad labai daug yra mitų tame, kad žmonės įsivaizduoja, kad pavargo balso raumenis. Tačiau balso stygų raumenis sudaryti iš nevargstančių skaidulų. 98% balso stygą sudarančių skaidulų yra nevargstančios. Tai, pavyzdžiui, kaip širdis, kaip diafragma ir panašiai. Tai ne tame esmė, nes, pavyzdžiui, net dainuoti ir kalbėti gali praktiškai nuolatos. Ir balso raumenis vidiniai, kurie atidaro, uždaro balso plyšį, jie nepavargs. Bet aš po 3 valandų darbo su studentais užkims. Taip, tada kitas mitas, tai turbūt kvėpavimas blogas. Bet iš tikrųjų tyrimai rodo, kad žmogus yra pajėgus prabėgti 20 maratonų iš eilės, nepajutęs kvėpavimo nuovargio, nes taigi vėl yra tas skaidulos, jos yra nevargstančios. Kas iš tikrųjų atsitinka, tai tie maži įtrūkimai ant balso stygų, kuriuos mes suvokiame kaip balso nuovargį. Tai yra tokia situacija. Ir tada, vėlgi grįžtant prie mano pavyzdžio, prie to tyrimo, kurį atliko Ingo Tice, pastebėta, kad jeigu, tarkim, nepereina tai į balso traumą, o tai yra tas nuovargis, tas nedidelis įtrūkimas, norėčiau parodyti skaidrę, kaip tai atrodo, nes aš matau tokių pacientų. Tai per 24 valandas, o kartais ir greičiau, toks balsas tiesiog pasveiksta, susitvarko viskas, sugyja, kitaip tariant, ir žmogus gali vėl koncertuoti, dėstyti pamokas ir panašiai. Tačiau jeigu yra pasirodymų maratonas, jeigu yra, tarkim, kad ir dėstytojas, kaip jūs, studentai ryte vakare, pokalbiai telefonu, dainavimas mašinoje ir panašus dalykai, tai tas gali lemti gilesnį pažeidimą ir taip atsiranda balso traumos. Tai čia toks yra įdomus dalykas. Tai ką daryti? Tai ką daryti? Reikia riboti balso krūvį, reikia turėti omeny, reikia planuoti, reikia skirti laiko atsistatymui, nes mes
Šiaip lietuviai, sakyčiau, esam darbšti tauta ir mes esam linkę dirbti ir taip pat ir dainininkai, aš kaip sakiau, yra mitas, kad jie ten kažkokie meniški, blogąją prasme kažkokie, šiaip jie yra disciplinuoti. Ir dėl to į tą discipliną, jeigu tu nori būti sėkmingas, reikėtų įdėti vietą atsistatyti. Tačiau grįžtant prie jūsų prieš tai užduoto klausimo, kas dar sukelia balso problemas, tai nekalbėjimas. Jeigu jūs nuo šiandien nustosit kalbėti, tai nedaug dieve, aš taip nenorėčiau, bet tas, ką gali padaryti, atrofija raumenų gali atsirasti, nes balso stygoms reikia darbo. Ir vėlgi Ingo Tycė prisidėjo irgi prie šito tyrimo, mano mėgstamiausias mokslininkas. Jis įrodė, kad vis dėlto ta maža balso stygų vibracija, niūniavimas, kuris jau istoriniais laikais buvo intuityvus toks veiksmas, mamos niuniuoja vaikams, vaikai niuniuoja ir visi užsisvajoja, mes niuniuojam, bet tai yra sveika balso stygoms, nes ta mikrovibracija skatina gijimą. Tai jeigu aš eidamas niuniuosiu tarp studentų, tai ir jie manęs nepalaikys, kuo aktyviau įsidėstyti. Tai gal tas man padės? Tai viena iš reabilitacijos atsistatymo po traumos rekomendacijų ir yra kas valandą po minutę paniuniuoti. Taigi vėlgi paneigiam tą tokį įsigalėjusių mitą, kad tyla gydo visas balso problemas. Taip, para tylos kai kada yra geras dalykas. Bet net po chirurginio gydymo mes duodam 5 paras maks tylos tokios absoliučios. Toliau eina eilė jau balso aktyviai reabilitacijai, kur palaipsniui balsas paruošiamas gijimui ir sveikimui ir darbui. O refliuksas? Refliuksas, žinau, kad daugelis ligų balso yra nurašoma refliuksui. Ir taip, tai yra tiesa, kad refliuksas yra labai nemalonus dirgiklis, kuris išties paveikia balso klostes. Jis gali sukelti granuliomo atsiradimą, norą atsikrenkšti, gumulo jausmą gerklėje, kosulį ir panašius nemalonius dalykus. Kai kada net slogą ir net yra tyrimų, kur parodo, kad iš ašarų sekreto galima ištraukti pepsiną. Tai kaip pasakyti? Reiškia, visur užpilta. Čia jau grįžtam prie to balso trakto. Rūgštis, templė pakyla ir pasiekia ir fermentai ir taip. Tai refliuksas jis egzistuoja ir jis gali pridaryti problemų. Tačiau netiesa yra, kad visos balso problemos yra nuo refliukso ir labai dažnai žmonės irgi atėjo į konsultaciją pas mane, sako, aš buvau pas gydytoją, man paskyrė nuo refliukso vaistų, bet man jie neveikia. Ir aš turiu tokių pacientų, kurie jau 8 metus geria nuo refliukso vaistus ir dabar visiškai neseniai atsirado metaanalizė, kuri parodė, kad protonų pompų inhibitoriai, jeigu jie yra skiriami aklai, nepritaikius, tarkim, mitybos, gyvenimo elgsenos rekomendacijų, tai praktiškai neveiksmingas toks gydymas. Tai čia mes turim labai daug iš tikrųjų kitų dalykų, kuriuos reikėtų padaryti ir nepult gydyti vien vaistais to refliukso. Reikia atrasti priežastis, kodėl jis atsiranda. Kai kada gali užtekti net ir tam tikrų mitybos rekomendacijų, elgsenos rekomendacijų. Tačiau vėlgi seminaruose dabar viena iš tokių pagrindinių temų tai yra tai, kad parodo vaizdą prieš balso problemą, pagydo refliuksą ir po gydymo. Ir mes matom, kad balsas nepasikeičia, o tada, tarkim, pašalina polipą nuo balso stygų ir tada vėl su ta pačia visai situacija balsas skamba puikiai. Taigi, refliuksas yra viena iš sudedamųjų balso problemų, tačiau jis to tokio tikro užkimimo, kuris sukeltų šiurkštų skambėjimą balse, diplofonija, kas yra, diplofonija, tai kuomet girdisi 2 garsai vienu metu, dainuojant iš apačios į viršų. Tai va tokių dalykų refliuksas nepadarys. Jau čia galima tiesiog telefonu diagnozuoti, kad tai nėra refliuksas. Todėl aš nebūčiau už tai, kad pulti gydyti refliuksą vos tik užkimai. Nes greičiausiai tai ne ta priežastis. O man tikrai pasidarė labai įdomu, tai iš tikrųjų jums turbūt paskambina kokia nors žvaigždė ir telefonu jūs girdite, kas čia per sutrikimas? Šiaip labai nemėgstu tokių konsultacijų, labai nemėgstu už tai, kad realiai tikrai reikėtų įvertinti balso stygas. Ir tas skirimas medikamentų aklų būdu, nuotoliu yra tai, ką aš labai vengiu daryti ir tik labai ekstra atveju. Bet, pavyzdžiui, kodėl yra labai svarbus tie profilaktiniai vizitai? Nes profilaktinio vizito metu, kuomet pacientas neturi jokių reikšmingų skundų,
tačiau jo laukia pasirodymų maratonas, naujas sezonas arba ten dėstymo sezonas, nes balso profesionalai tai nėra vien dainininkai, tai yra ir lektoriai, mokytojai. Tuomet tu apsižiūri visą balso traktą, nosį, ryklę, viską, kas galėtų turėti įtakos balsui ir galima tuomet užbėgti įvykiams už akių. Ir šiaip labai retai būna pacientas, kuris ateina profilaktiniam vizitui ir mes absoliučiai nieko nerandam, ką patobulinti. Dažniausiai vis tiek atkreipiam dėmesį į tam tikrus užuomasgas problemų. Ir kaip tas pats refliuksas, pamačius paraudusias rytis, kurios parausta, kuomet atsitinka refliuksas, mes galime tiesiog parekomenduoti mitybos tam tikrus būdus arba elgsenos pokyčius ir išvengti tolimesnių, didesnių problemų. Tai pavyzdžiui, kosulio lėtinio ir panašių dalykų. Tai aš labai mėgstu tuos profilaktinius vizitus ir jeigu ištinka žmogui, kurį, tarkim, aš žinau, esu mačius stygą, žinau, kur kas ten kaip yra, ir jeigu jam reikia pagalbos, o jis yra visai kitam pasaulio krašte, aš galėčiau daugiau padėti negu tada, kai aš visiškai neįsivaizduoju, ar ten jis turi refliuksą, ar yra užnosinis varvėjimas, ar alergiškas, kokius vaistus vartojo, kokia buvusi problema prieš tai, ar yra buvę ten balso mazgeliai, ar operacija buvusi ir panašus dalykai. Tai o kada tas pacientas turėtų sunerimti, visgi tada apibendrinkim jiems tą žinutę, kada jis jau turėtų ateiti? Profilaktiškai sutinku, bet kada jis turėtų ateiti dar, kad nevėlu, ne per toli uždelsta? Kokie simptomai turėtų atvesti? Paminėčiau apie tos profilaktinius vizitus, tai jie, kaip sakau, prieš sezoną, sezono vidury ir panašiai. Tada yra kiti profilaktiniai vizitai. Balso kitimo metu, pavyzdžiui, vaikai yra ne tik berniukų mutacija, bet ir mergaičių balso mutacija. Tai dainuojantis vaikai tą labai pastebi ir tada irgi verta apsilankyti, tuomet yra amžiniai balso pokyčiai, tai pacientams paprastai ties 60 metais gali jau atsirasti tam tikrų problemų, kurios šiaip yra išsprendžiamos labai dažnai. Tai čia tie profilaktiniai vizitai neapima to, kad tik tai prieš koncertus, prieš sezoną. Tai yra daugiau telpa į šitą dalyką. Tada, kada sunerimti dėl balso problemų, tai yra tokia taisyklė – 2 savaitės. Jeigu 2 savaitės esate užkimę ir ypač jeigu tas užkimimas yra nuolatinis, nepraeinantis, šiaip reikėtų jau sunerimti ir kreiptis į gydytoją. Kai kur šis periodas ištempiamas iki 3 savaičių. Tačiau dar nepamirškim, kad kartais būna ir eilės ir panašiai, tai šiaip 2-3 savaitės. Tačiau jeigu yra grėsmingų simptomų, žmogus rūkantis, vyresnio amžiaus, yra guzelis kakle, atkostima kraujo, skausmas gerklėje ir tai galima įtarti jau nelabai gerą dalyką ir reikėtų tada tiesiog nebedelsti ir atvykti į vizitą. Balso profesionalams, kurių profesiniam gyvenime balsas turi lemiamos reikšmės, kuris be balso negalėtų dirbti, tai kaip minėjau, tai nėra tik dainininkai, tai yra ir lektoriai, mokytojai, pardavėjai, kunigai, absoliučiai visi, kas be balso negalėtų išgyventi. Tai taip pat ir gydytojai. Mes be balso, kaip pasakyti, sudėtingai galėtumėm padėti žmonėm. Tai šiai grupiai pacientų aš sakyčiau, nelaukti užkimimo jau konkrečiai. Jeigu yra dažnas balso nuovargis, kuris nepraeina per parą laiko, tada reikėtų sunerimti ir ateiti, pasirodyti, pasižiūrėti, atrasti problemas, nes, kaip minėjau, kartais jos yra funkcinės. Ir jas sutvarkius galima išvengti tolimesnių pažeidimų ant balso stygų, kurie gali būti jau ir nuolatiniai, kurie gali pareikalauti chirurginio gydymo ir panašių dalykų. O pacientui, kuris gal nedažnai lankosi pas otorinolaringologą, klausimas, kaip jūs diagnozuojat, kokią jūs čia įrangą turit, ar kaip jūs atliekat tą apžiūrą ir ligų diagnostiką? Anksčiau aš labai daug vilčių dėdavau vien tik į naujas technologijas. Ir buvo tas laikas, kai būdavom nusivylę, kad kodėl užsienį yra priemonių, o čia nėra. Ir buvo toks apmaudas ir aš galvoju, mes niekada neturėsim tų priemonių. Tačiau dabar aš matau, kad be galo svarbus dalykas yra anamnezė. Be galo svarbus dalykas yra klausyti balso, kaip jisai skamba, nes išklausęs tu gali suprasti, kurioje vietoje problema ir galima iš klausos iš tikrųjų labai daug turėti tokių variantų, kas čia gali būti. Kalbant apie įrangą, ji yra be galo svarbi, tačiau nepasakyčiau, kad
vien tik ji yra svarbiausia. Aišku, endoskopinis ištyrimas labai labai svarbus. Svarbu, kaip minėjau, įvertinti ne tik balso klostes, bet ir visą balso traktą. Tai kuo geresnės raiškos endoskopas, tuo ryškesnį vaizdą mes matysime ir tuo geresnė gali būti diagnostika. Ir jeigu paimsim statistiką, tai iš tikrųjų su tam tikrom priemonėm dirbant, paprastesnėm, mažesnės raiškos, pasitaiko daugiau diagnostikos klaidų. Tada dar yra tokia videostroboskopinė įranga. Balso stygos juda labai greitai, nuo 100 iki 1000 kartų per sekundę greičiu. Tas virpesių dažnis. Tačiau mūsų akis pajėgi yra matyti tik tai, kas juda ne greičiau negu 20 kartų per sekundę. Ir dėl to ta videostroboskopinė įranga padeda, dėl specialaus šviesos šaltinio padeda įvertinti aiškiau balso stygų kraštą, nes mes matom tokį tarsi sulėtintą vaizdą. Ir tada galima dar tiksliau diagnozuoti. Ir jeigu pažiūrėsim statistiką, tai apie 10% diagnozių yra pakeičiama atlikus tyrimą su šia technika. Taip pat kartais tenka atlikti ir akustinę analizę, oro srauto vertinimą fonacijos metu, kai kada prireikia ir vizualinių tyrimų, kompiuterinės tomografijos, magnetinio rezonanso. Tai tikrai visus šios įrankius mes naudojam. Čia nepasakysiu vieno, kurio reikia, dažniausiai reikia visumos. Tai labai gerai, kai viskas būna vienoje vietoje. O Vilnelės klinikose įmanoma ištirti pacientą? Įmanoma ištirti pacientą ir labai gerai. O kalbant apie gydymą, jūs esat gydytojai, kurie naudojat ir konservatyvius metodus, ir chirurginius. Jūs ir operuojat, ir vaistus skiriat. Taip. Kas jums labiau patinka? Man patinka pasiekti tikslą. Tai jeigu yra pacientui problema, patinka pasinaudoti visom įmanomam galimybėm. Ir, pavyzdžiui, aš nesu tas žmogus, kuris sakytų, kad pradėti reikėtų nuo chirurginio gydymo. Chirurginis gydymas yra paskutinė priemonė, kurios reikėtų imtis. Ir mes nueinam ilgą kelią, kol galiausiai pasiryžtam tam chirurginiam gydymui, kai jo reikia. Tačiau vėlgi yra tam tikras niuansas. Jeigu žmogus turi problemą, kuri jam trukdo darbui, trukdo socialiniam gyvenimui, mes jau aišku čia vėlgi kalbam apie užkimimą, kuris yra rimtas, kuris trukdo dirbti. Arba jeigu žmogui yra toks balso nuovargis, kad jis po paros nebegali atsistatyti ir turi praleisti pasirodymą ar praleisti renginį kažkokį dėl užkimimo, tai tada nereikėtų atidėlioti tų procedūrų ir kartais ryžtingiau reikėtų joms pasiryžti. Tai tam mes ir esam, kad mes nukreiptume tą pacientą tuo tinkamu keliu. Norėčiau jūsų paklausti, sugrįžtant prie to prevencijos ligų, ar ne? Tai visgi kokie jūsų būtų patarimai pacientams? Aš suprantu, kad balso lygos, kaip jūs sakėt, labai įvairialypės ir daug priežasčių turinčios, bet pabandykim paieškoti kažkokį rinkinį patarimų, kuriuos sakytumėt žmogui, kuris patiria balso problemas, balso užkimimą dažniausiai, kaip jam keistis, kaip jam elgtis. Jūs be abejonės daug tokių patarimų jau esate davus daugeliu žmonių. Galbūt kažkokie patarimai labai veiksmingi ir norėtumėt juos kartoti ir kartoti. Ką galėtumėm pasakyti visai mūsų Vilnelės klinikų sveikatos virtuvės žiūrovų kompanijai? Balsą reikia treniruoti. Reikia apšildyti prieš krūvį, atlikti pratimus po krūvio. Tai čia vienas. Balsą reikia drėkinti, reikia vengti medikamentų, jeigu įmanoma, kurie galėtų sausinančiai veikti balso klosčių paviršių. Taip pat balso profesionalams, kuriems būna tas dažnesnis balso nuovargis, rekomenduočiau net ir išorinį balso stygų drėkinimą, tai pavyzdžiui, inhaliacijos būdu. O sakykit, tas išgeriamo vandens kiekis per parą turi čia įtakos? Labai blogai balso stygom yra dehidratacija. Tačiau kai kada tie poreikiai žmonių yra labai individualūs, kiek reikia to vandens išgerti, vienos taisyklės visiems nėra, nes kai kurie žmonės turi tam tikrų ir inkstų problemų. Tai taip, kad negali pasakyti, kiek ten tų stiklinių išgerti, tačiau visada reaguoti tą troškulį ir turėti su savim vandens buteliuką, kuriuo visada gali pasinaudoti. Taip pat balso sveikata labai priklauso nuo mūsų įpročių. Tai aš jau čia aišku kalbėsiu apie žalingus įpročius. Rūkymas labai kenkia balsui. O kodėl? Viena surūkyta cigaretė 24 valandoms pakeičia balso stygų paviršiaus drėgnumą. Tai aišku, jas pasausina. Tai čia viena. Taip pat aišku veikia kaip dirgiklis. Taip pat čia paminėsiu ir elektroninės cigaretės, veipinimą ir visus šiuos alternatyvius rūkymo metodus, kurie taip pat yra labai labai žalingi. Mes matom labai daug
lėtinių kosulių, dirginimo simptomų susijusių su tuo. Ir džiaugiuosi, kad pagaliau tie mitai, kad parūkius balsas bus storesnis, bet ta gerąja prasme, kad jie jau išeina, nes dainininkai jau labai retai kada tokiu tikslu griebėsi cigarečių. Tai šiaip tas švietimas labai padeda ir labai tos sveikatos laidos padeda. Tačiau vis dar yra per daug žmonių, kurie rūko ir tas įsitikinimas, kad elektroninės cigaretės yra sveikiau už kitus tabako gaminius, irgi yra labai klaidinantis. Tai šitą norėčiau paneigti ir norėčiau paskatinti nerūkyti žmonių. Ir aš žinau, kodėl žmonės rūko, nes pradeda. Tai kas nepradėjot, tai ir nepradėkit, o kas rūko, tai labai rekomenduoju su tuo pradėti tvarkytis ir tai nėra lengva. Tada iš tų papildomų patarimų tai yra ir refliukso prevencija. Manyčiau, kad labai svarbu atkreipti į tuos provokuojančius refliuksą maisto produktus, tai šokoladas, aštrus, rūgštus maistas, gazuoti gėrimai, tai jų praktiškai iš vis rekomenduočiau atsikratyti. Tuomet tas valgymas prieš miegą yra labai... Net gazuotas mineralinis? Net ir tai iš ties nėra gerai, nes tai skatina refliuksą. Taip pat rekomenduočiau mažesnėm porcijom valgyti dažniau, bet mažesnėm ir labai svarbus patarimas yra nevalgyti prieš miegą. Bent 3 valandas. Tai čia yra svarbus. Taip pat, aišku... Labai sunku Lietuvoje pakeisti šitą tradiciją. Bet įmanoma. Daug dirbantys žmonės grįžta namo, įsitaiso prie televizoriaus, atsikemša alaus butelį ir, reiškia, dar valgo. Šiaip aš truputį kitą tendenciją matau. Aš matau, kad žmonės Lietuvoje tarsi sportiškesni pradeda tapti ir šiaip vis dažniau sulaukiu klausimų, kaip čia sveikiau maitintis, kaip čia ką geriau daryti. Ir ypač kalbant apie balsą, tai tas fizinis aktyvumas yra labai teigiamas dalykas, nes jis padeda apskritai subalansuoti viso organizmo veiklą. Fizinis aktyvumas padeda balsui? Taip, nes jis veikia centrinę nervų sistemą ir iš tikrųjų mažina stresą. Po sunkios darbo dienos visą laiką mes tokie kažkokie būnam įsitempę, tai efektyviausia priemonė tą stresą nuimti yra trumpos trukmės aukšto intensyvumo treniruotė. Tai ji padės ir balsui. Vietoj to alaus prie televizoriaus. Vietoj to. Gerai, o galbūt jūs turit kokių nors žinių, reiškia, ir patirties apie mitus įvairius, kuriuos pacientai kartais atsineša, reiškia, į gydytojo kabinetą, pavyzdžiui, apie balsą, pavyzdžiui, sako, kad šnabždėjimas tausoja balsą, aš pasižiūrėjau, čia visokių medus visada padeda balsui ir taip toliau. Kaip jums atrodo? Tai šnabždėjimas nepadeda balsui, ypač tas agresyvus toks šnabždėjimas, kai mes norim šnabždėsiu pasakyti kažką tai pakankamai garsiai, tai jis traumuos balso klostes. Ir reikėtų to atsisakyti, jeigu esat pakimę, aišku, venkit iš vis kalbėti, tačiau jeigu jau turit kažką pasakyti, tai reikėtų tuo balsu, kuris yra ir pasakyti, nešnabždant. Tada kitas toks mitas, kad antihistamininiai vaistai nuo alergijos, kad nuima patinimą nuo balso klosčių. Ir šitie vaistai... Dažnai pacientai taip klausia šitą. Taip, ir jie iš tikro sausina balso klostes. Ir aš labai rekomenduočiau užkimus nepulti rinktis šitų medikamentų, nebent jūs tiksliai žinot, kad tai yra dėl alergijos atsitikęs įvykis. Taip, kad tie vaistai, kurie prieinami vaistinėse be recepto, tai nereiškia, kad jie yra absoliučiai saugus ir kad jie ten tikrai nepakenks, nes kai kada tikrai gali pakenkti. Tada kitas toks mitas yra, kad nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo, kad jie gali sutrumpinti ligos trukmę, kad jie kažkaip gali taip nuslopinti tą ligą ir kartais žmonės juos tiesiog per daug jų vartoja ir, pavyzdžiui, balso srity dirbant, tai aš ir matau ir to pasiekmes tam tikras, nes nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo, jie slopina trombocitų agregaciją ir galim turėti kraujosrūvą po to, ypač jeigu kombinacija yra su balso krūviu ir dar kai kuriais kitais vaistais, tai tiesiog galima prisidaryti savo žalos. Tai aš labai nerekomenduočiau. Tai reikėtų vengti tokių ekstremalių dalykų, kaip garsus rėkimas. Daug kas galvoja, kad balsą ten gali pasitraumuoti tik tai dainuodamas kažkaip, bet iš tiesų galima parėkus varžybose arba būna kartais ir gyvūnus bando prikviesti, kad ateitų ir rėkia, turėdami gerų intencijų, bet tai gali būti žalinga balsui. Taip pat reikia nepamiršti, kad kiekvienas mūsų įprotis iš tiesų yra neuroninis takas smegenyse. Tai, pavyzdžiui, čia aš jau lenkiu link krenkštimo, kuris atrodytų kažkada prasideda nuo kažkokios konkrečios priežasties, kad, pavyzdžiui, arba ten užnosinis varvėjimas,
virusinė situacija, tačiau ilgainiui darant kažkokį žalingą veiksmą, o krenkštimas yra žalingas balso stygom, mes galim pasidaryti tokį naują žalingą įprotį. Tai reikėtų su tuo kovoti ir kreiptis į gydytoją, išsiaiškinti priežastis. O jeigu va taip nuotoliu, tai aš patarčiau vietoj krenkštimo stengtis dažniau atlikti rijimo veiksmą, kuris yra kur kas efektyvesnis ir nesukurs jums to blogo neuroninio tako smegenyse. O liaudiški kažkokie receptai, pavyzdžiui, iš močiučių toks žinomas yra gargaliavimas druska. Ar tai veikia, ar tai yra labiau mitas ir tikėjimas? Gargaliavimas druska balso stygoms tikrai nepagelbės, tačiau kuomet mes turim ryklės diskomfortą, tai nėra žalinga. Galima pagargaliuoti druską ir tai nėra žalingas dalykas, tačiau kažkokių įrodymų, kurie pademonstruotų efektyvumą šito nebejotiną veiksmingumą ligų gydyme arba balso užkimime, tai dėja nėra. Aš sakyčiau, kad šiuolaikinė medicina yra pagrįsta įrodymais. Ir, pavyzdžiui, toks liaudiškas būdas plauti nosį su druska, su druskingu vandeniu, jis kažkada buvo liaudiškas toks būdas pagelbėti savo, tačiau galiausiai, kai atsirado įrodymai, kad jis veikia, jis tapo tokia standartinė medicinos praktika. Tai vat, pavyzdžiui, esant slogai, tikrai parekomenduočiau tą iš senų laikų atėjusi patarimą plauti nosį su druskingu vandeniu. Tada iš kitų tokių liaudiškų dalykų pasakyčiau, kad apšilimui, kai daug kas mini, kad reikia balsą mankštinti. Ir sako, mes nemokam tų pratimų. Tai jūs paniuniuokit. 4 minutės paniuniuokit kasdien iš ryto. Ir tai bus puikiai treniruotė balsui. Tai čia toks liaudiškas dalykas, tačiau jis turintis tam tikrą mokslinį pagrindą. Tai česnakas į nosį nelabai. Česnakas į nosį nelabai ir kiaušinę nereikia gerti, jeigu norit būti su sveikesniu balsu. Tai čia yra ne tik jausmas, išties tą balsą užspaudžia, kai žmogus stresuoja, jeigu mes turim kažkokią ten neigiamą žinią kažkam pasakyti, arba net jeigu yra labai teigiamos emocijos, pavyzdžiui, išlošėt loterijai, tai yra puiku, bet tai yra stresas ir žmogui gali virpėti balsas tokiom situacijom. Ir tai yra susijęs su tuo, kad gerklas išties yra mūsų emocijų barometras. Ir dalis žmonių yra didesni reaguotojai gerklomis negu kiti. Tai pavyzdžiui, įrodyta, kad 20% žmonių, kai bus kažkoks stresas, emocijos, jie reaguos gerklomis. Daliai žmonių skaudės galvą, kitiems skaudės pilvą, o kai kam dings balsas. Tai būtent yra apie tai. Ir tai yra susijęs su centrinės nervų sistemos tokia savybė įjungti bėk arba kaukis būseną streso metu. Nerekomenduojama. Bet aš turėjau tokį pacientą ir dėja blogai baigėsi, nes čia dainininkai kartais turi įvairių ritualų, kaip nuimti tą stresą, nes neslėpkim, scena yra kai kada baugi vieta. Tačiau reikėtų rinktis tokius ilgalaikius sprendimus, kurie nedarytų žalos sveikatai ir kurie būtų garantuoti. Ir iš tikrųjų daug ką gali pasiekti sąmoningumo mokymų pagalba arba tam tikrom technikom, kurios yra atrastos ir įrodytos veiksmingos, kaip minėjom, ir fizinis aktyvumas gali prisidėti prie streso valdymo. Taip, kad aš labai rekomenduočiau rinktis tas priemonės, kurios jūs nuves ten, kur jūs norit būti. Na, iš tikrųjų, ačiū, labai išsamus pokalbis. Paskutinį klausimą noriu paklausti. 3 vaikų mama, gydytoja, kuri turi daugybę darbų. Kaip jūs spėjate? Kaip jūs išliekate tokia aktyvi, žavi savo profesijoje ir dar Facebook'e ir socialiniuose tinkluose? Tai ačiū, čia tai suprantu, toks komplimentas. Iš ties man tai kaip tik atrodo, kad aš nelabai ką spėju, bet kaip įmanoma viską suderinti, tai tiesiog planuojant. Ir iš ties kartais žmonės sako, kaip man ten pasitikėti savim. Ir aš čia turiu vieną gerą patarimą, tai reikia įvykdyti savo duotą pažadą. Jeigu tu pasakei, kad tu 3 valandas prieš miegą nevalgysi, tai nevalgyk.
Ir tada tu savim labiau pasitikėsi ir tu padarysi tą, ką planavai. Ir taip pat yra su bet kuo, taip pat yra ir su ta sporto disciplina, taip pat yra ir su santykiai šeimoje, kuriuos irgi yra labai svarbu investuoti, tas balanso palaikymas darbe ir šeimoje, tai vat nuo to ir prasideda. Gydytoja Austėja Pečeliūnienė, vykdykite pažadus. Taigi, noriu padėkoti, ačiū labai už pokalbį ir ačiū mūsų myliems žiūrovams ir klausytojams, klausantiems ir žiūrintiems Sveikatos virtuvę. Iki sekančių susitikimų.